Dabar taip tai gali būti. Sveikas, prieteliu. Labai čia iš tikrųjų labai gražu, kad gražią, neeilinę tarptautinio akvarelės Venero parodos atidarymą. Šita paroda vyksta jau 30 kartą. 30 kartą, bet ne muzikos skyriaus patalpose. O kur jį vyksta, kur jį vyko prieš tai, jums papasakos tam skirti žmonės šiam vakarui atsakingi, o mūsų skyriuje šita paroda pasirodo pagal bendrą projektą su dailininkė Renate Lūšimi vyksta 6 metai. Aš dar galvojau, kad šiandien irgi jubiliejiniai metukai, 5 metukai, jau pasirodo, kad jau 6. Jūs apžiūrėjote šitą parodą, susidarėte savo nuomonę, jūs pasiklausėte gražios birbinės muzikos, kurią jums atliko profesorius Vytautas Tetenskas. Tu draugauja, neatskiriamos yra. Na, o dabar, kad ilgai nešnekėti, šnekančiųjų dar bus ne vienas, aš manau. Tekoje ir pasidžiaugti tokia puikia paroda, tokių gausių dalyvių būrių, kurie pristato pačių įvairiausių stilių akvareles. Ir tikrai kiekvienas dailės mylėtojas gali čia rasti kažką savo artimą, nes visus šitos menininkus jau 30 kartą suburia meilė Klaipėdai, meilė jūrai. Ir matome mes čia dominuojančius pajūrio motyvus. Tiesiog nežinau,
Nenorėčiau čia labai giliai pradėti analizuoti šitą parodą. Šių dienų Lietuvos akvarelės tendencijos, kokios jos yra dabar, kokios aktualijos. Ir dar kartą sveikinu visus susirinkusius, labai nuoširdžiai dėkoju. Laima Drazdauskaitė, Tai buvo, bet esu kadaise pakviesta dailininko tapytojo Stasiulevičiaus į plenerą Klaipėdoje dailės mokykloje. Tai susirinko būrys dailininkų daugiausiai iš Vilniaus ir Kauno. Tapytojai buvo, akvarelistai. Ir tada buvo tas pirmasis pleneras. O Renatė atėjo pas mus kaip viešnia, kaip dalyvė, atsimenu. Na, o po to dar buvo, man atrodo, keli pleneriai organizuoti Vilniečių, o paskui jau Renatė perėmė visą organizavimą ir daugelį metų organizavo labai sėkmingai. Ir tik tai jos dėka tokio atkaklumo tas pleneras tiek ilgai gyvuoja. Ir reikia sveikinti ją su tokiais rezultatais ir linkėti, kad taip toliau gyvuotų. Mums visiems malonu čia atvažiuoti. Dėkui. Netoligi nuo jūsų čia paskiau, žinot, atitrūk. Paskiau pasakysiu dar, ką čia aš galvoju. Malonu. Ačiū labai. Taip, čia mums čia važiuoju. Ir jau tas renginys nebe pirmą kartą vyksta. Todėl kartais mes galbūt ir per daug familiariai elgiamės su tais parodos dalyviais ir organizatoriais, bet jau mums atleis už tai, kad mes, žinot, tokie, kuo toliau, to labiau priprantam ir to labiau mums tie organizatoriai tampa savi. Toliau būtų šitas parodos ir toliau mus kviestų Klaipėdą, kurią mes labai mylime visi. Ir mes galėtumėm čia susirinkti kiekvienais metais. Gėlytė dar prie jo plaukučių. Taip va. Ir kitas jos darbas yra koris. Taip pasakyti. Graži tiek moteris, tiek gėlės. Moteris yra gėlių fone. Bet man labiau patinka šitas portretas, kuris prieš mus kaba. Labai įdomus, aš čia Engrą prisiminiau, čia jau tapybą, kada yra moteris iš priekio pavaizduota ir jos atspindis iš nugaros veidrodyje. Tai yra labai puikus darbas, ir mes išgirsime dainuojant, ar ne? Rytoj. Sekmadienį tai dainuojam tą specialiu stiklu. Dar reikia tą darbą įsižiūrėti labai. Aš iš pradžių nevertinau jo, o kai pasižiūrėjau, labai vertinta. Ir svarbiausia, kad Vėžių ženklė yra mūsų Lietuva. Gal skaitėt Palmyrą, kai tik Vėžių ženklė yra mūsų šalis Lietuva. Taip, kad tas darbas daro. Nes būtent į dailės mokyklą, kadangi atsirado tas pastatas ir turbūt pirmą kartą Violetas Kirgailaitis sugalvojo, kad čia pakvies. Ir pats tas pirmasis mūsų pleneras buvo kartu su liepojiečiais. Vilniečiai jau iš paskos atvažiavo. Ir žinoma, jeigu jau iš Vilniaus atvažiavo, tai jie gavo šiokį tokį finansavimą, autobusiuką davė ir todėl buvo iki 80-ųjų metų imtinai iš Vilniaus atvažiuodavo grupės. Dabar vienais metais tai buvo su dailės mokytojais dar ir taip pat buvo nepaprastai įdomu, jis buvo labai toks platus tas renginys, kadangi ir su konferencijomis ir seminarais. Tai čia man Irutė neduos pameluoti, kad tikrai tai buvo. O 80-ais Abramavičius atvažiavo. Aišku, tų kuratorių tos parodos, kas iš Vilniaus atvažiuodavo, įvairių buvo, nes ten ir Gurskis yra buvęs, ir Motiejūnas, žodžiu, įvairūs labai dailininkai, bet būtent Laimutė Daniliauskaitė, visiškai jauna tapytoja, tada atvažiavo, aš prisimenu tokiom didelėm akimis su pavydu žiūrėjau, aš tada dar studentė buvau iš tikrųjų. Tai
Ir labai gerai prisimenu vakar, kai mes čia pradėjom rašinėti darbų pavadinimus, kurį ten rankose Sigita laiko. Ir prisimenu tas pirmas Laimutės darbas, jis buvo nepaprasto mylinumo. Iki tiek, kad, nežinau, širdis dainavo, tiesiog žiūrint į tą darbą. Ir aš atsigręžiu ir matau. Labai kuklutis, mažutis, tas pirmas buvo didelis, kai jau, tai labai jau didelis darbas. Ir dabar vėl mėlynas. Ir iš tiesų mes be Laimos sutikimo tą sukūrėm pavadinimą Ramybė, bet galbūt ir iš tiesų, kai mes čia susitinkam, nežiūrint to 21 amžiaus veržlaus įsiveržimo į mūsų gyvenimą, sakykim, bet galbūt čia susirinkę mes kartais ir tos ramybės valandėlių turbūt pajaučiame, sutinkame. Ir man atrodo, tiesiog simboliškas tas darbas, taip kad Laima, ačiū širdingai. Ir paskiau, aišku, buvo labai ir Trečiokaitė Čepenkienė, daugybę kartų Milda Mildažytė Kulikauskienė, Osvaldas Jablonskis, paskiau Ester Rodė iš Talino, jų daug yra buvę, paskiau Monika Osė labai dažnai irgi atvažiuodavo daugybę kartų ir daug visokių žmonių. Ir galbūt iš to visko ir išsirutulioja ne vien tik, nes pačioj pradžioj, kai mes darėm labai akvarelišką. Prie jūros, pavyzdžiui, čia buvom visos nuėję ir lyg tai, man atrodo, čia inspiracijos Laimutėjo. Čia mūsų parodos atidarymo proga, tai dabar aš galvoju, pats laikas įteikti visiems dalyviams gėles. Tai kur čia mano gėlė? Taip. Ačiū širdingai. Esat, kad jūs neužmirštat mūsų. Taip. Ačiū. Du žodžius pasakyti. Ir visada, kada mane Vytautai pakviečia, aš visada, jeigu galiu, tikrai būnu ir prižadu, kad ir būsiu toliau su jumis. Ir dar vieną turim pagroti. Mes norėjom visas pamatyti visus dailininkus, gal kas nors ar nepažino, ar nematė, kad atsistoti ir pradėjo eiti aplinkui su gėlėm. Tai aš sveikinu, džiaugiuosi ir kad kitais metais jau vėl pradėsim. Dėkui, mano mėlyjoji. Ačiū visiems atvykusiems į šią šventę, visiems. Kuri ne tik tai, kad su mumis daugybę metų čia kartu atvažiuoja į mūsų plenerus, bet kuri respublikiniai spaudoj,
kuri mus išgyrė įvairiai, kuri kiekvieną kartą įneša, tokio didelio moteriško gaivumo, sakyčiau, ir polėkio tiesiog. Tai ir širdingai jums dėkojame, kad jūs esate su mumis ir sveikiname su jūros švente. Klubas iš kur? Iš Vilniaus ar Kauno? Ne, esu Lietuvos tautų klubų Lietuvos, vadovas. iš Lietuvos. Iš laikinosios sostinės. Man labai malonu dalyvauti šioje įspūdingoje parodoje. Nuotaikingi tie peizažai nuteikia gyvenime gėrį ir grožį. Todėl norėčiau palinkėti, kaip čia pasakyti, dailininkams, kūrėjams, kūrybinės sėkmės, laimės, ištvermės, sveikatos žinome gyvenime, ir viso ko geriausio. Bet aš kažkaip tai ne visiškai žinojau, kuris ne per seniausiai šventė tokį gražų 7,5 metų jubiliejų. Ir aš tada apgailestauju, kad negalėjau atvykti čia dalyvauti, nes gavau pranešimą, kai čia vietoje netoli buvau Palangoje atvykęs jau, bet kaip ta žyda sako, geriau vėliau negu niekad padėjęs galvą ant bėgių praeis traukinį. Tai norėčiau čia jums įteikti padėkos raštą. Lietuvos tautų klubo vardu dėkoju Klaipėdos tautų klubo vadovui Vytautui Gabrielui. 7,5 metų gimimo jubiliejaus proga. Už organizacinį darbą, būrint Vytautus, puoselėjant istorinę atmintį ir tautinę savimonę. Pasirašom. Čia mūsų, klubo nario viršelį įdėjo, taigi leiskite. Atsiprašau, kad kartu aš manau, kad neužtiks. Prašom drąsiau. Vytautai, prašom. Mergaitės, o gal keletas Ir prie berniukų dar prašom, prie berniukų. Teisingai. Žiūrėkit šitą pokarą. O galima juos labai puošia, bet geresnė fotografija. Tai gal reikia tas gėlės patraukti, fotografai patys mato. Labai gerai. Ar jau viskas? Galima. O, nors vienas pasako, kada. Užtenka. Taip, He is a little bit tired now. so.